Sveiki visi, šiandien mes žaisime Minecraftą jau trečią kartą. Gerai, mes praeitą kartą baigėme čia statyti mūsų mažąjį namuką. Gerai, taigi eime toliau jį statyti. Taigi, toliau statysime štai taip. Čia bus langas. Čia bus dar vienas langas. Siena bus. Gerai. Mums reikia eiti nukirsti medžių keletas, nes... Gerai, einam nukirsti medžių keletas. O, čia tos bitutės skraidžia kaip praeitą kartą. Gerai, kertam medį greit. Kertam greitai. Gerai. Eime atgal. Taigi per praeitą video mes radome geležies, aš pasigaminau skydą, girtiklį ir karštą. Ir dabar pasigaminam medienos. Medienos pasigaminam. Gerai. Ir galim toliau statyti. Taip. Taip. Mūsų namas pirmas nebus labai įspūdingas, bet ir nebus labai prastas. Ir daugiau medienos aš neturiu? Neturiu. Gerai. Reikia padaryti medžių fermą čia šalia, nes vaikščioti pirmyn atgal kirsti medžių taip atsibostų jau. Man reikia pavalgyti kažko. Kaip matot, aš valgyti neturiu ko, tai reikia man mėsą. Mėsos pavalgom. Aš jos nekirpsiu, nes aš dabar dar statau namą. Gerai, einam kirsim šitą didelį medį. Gerai, kertam šitą medį. Taigi, jeigu jūs turite man idėją kažką pastatyti, pavyzdžiui, zoologijos sodą ar kažkokią fontaną, arba tiesiog turite patarimų, rašykite į komentarus ir aš padarysiu gal atskirą kambarį, kur bus lentelių kambarys ir aš ant lentelių užrašysiu jūsų idėjas. Taigi rašykite idėjas, ką man pastatyti arba tiesiog patarimus, ką man geriau daryti. Gerai, pasikabinam medienos. Gerai, turim daug medienos. Dabar kokį mums stogą geriau daryti? O, asins. Gerai. Aš manau, kad aš dabar gal nueisiu smėlio pasiimti. Paieškosiu, nes stiklui reikia smėlio. Gerai, eime čia, pasižiūrim. Čia yra stiklo. Ne, čia stiklo nėra, bet užtat yra smėlis. Gerai. Oi, ne, aš nenoriu skęsti. Ten kristi aš nenoriu. Gerai, dabar reikia paimti smėlį. Gerai, smėlį paimam. Oi, ne. Gerai. Ir dabar galim leistis žemyn. Va čia, nu kur smėlis tas suslypė. Ten urvas. Aš man atrodo jau buvau tam urve. Čia vario yra. Aš prisimenu šitą urvą. Kur buvo, man atrodo, daug zonų. Na, dabar patyrinėt nepakenks. Nors gal ne, aš dar nepasiruošęs. Gerai. Ėmė iš šitą urvą. O ne, jau vakaras. Kur mano lova? Aš turiu su savim lovą. Aš neturiu su savim lovos. Reikia greit grįžti namo.
Plaukiam į viršų. Greit. O ne, kur aš esu? Ai, atsargiai. Gerai. Man svarbu nenumirti, nes tada, jeigu aš numirsiu, viskas, mano Minecraft serijos baigsis. Ir aš manau, kad aš gal čia apsistatysiu save nakčiai. Gerai. Aš nieko neįsiu, aš turiu obuolį, tai galiu jį suvalgyti. Gerai, pavalgom obuolį. Ko mes turime dar? Geležies 2 gabaliukus, turime deglų. Gerai. Gerai. Aš nežinau, aš čia lauksiu visą laiką. Ir mes turim strėlių. Turim 2, gerai. Gal aš eisiu, aš nelauksiu. Gerai. Reikia man iš čia išeiti. Gerai. Bėgam dabar tiesiu taikiniu namo, o ne. Aš jį apibėgsiu. Gerai. Bėgam, sargiai. O ne, ten ragana. Mano namai jau, jie šviečia, aš matau. Gerai. Aš jau namuose. Gerai. Kas šaudo į mane? Na, kad esi mano bazė, tai nėra gerai. Šuos nenumirė. Einam miegoti, gerai. Ir gerai, išsimiegosime. Gerai, mes turime šarvus. Tai gerai. Manau, lipsim jau į viršų, pasižiūrėsim, kas čia yra gero. Taigi, gerai. O, tada kaimietis. Ten zombis. Gal jisai gali su mane pasimainyti, galbūt pasižiūrėm. Ką jis gero gali išmainyti. Tik tai generalus, aš jų neturiu. Va, o lamus. Va, jis turi pavadėlį. Kažkam. Va. Mane dabar spjaudus lamus. Norėk pavadėlį. Turim pavadėlius. Mums labai reikia varį. Tai mano kiaulė, bet ji su balnu, tai ne. Čia yra višta. Gerai, nereikės. Plunksnų. Galės po to pasigaminti strėlių. Gerai. Man bus iš širdelės. Geriau aš jau eisiu namo. Ėjome namo. Užsidarysime duris. Pasiimsim savo krosnį. Aš turiu anglies. Nelabai. Užtat turiu aš pagaliukų. Dėsim kepti mūsų kurgusų mėsą. Jį laukia. Mes laukia palikom mėsą. Jo. Vis dėlto liko laukia. Grįžtam namo. Reikia namui dar stogo ir stiklų. Gerai. Grįžau. Uždarom duris. Įdedam kepti mėsą. Gerai. Mes kepam mėsą. Dabar reikia pasiimti iš mūsų saugyklos lovą. Tada čia padarysime.
Ir lipam į viršų. Va, gerai. O, mano jau iškepė. Ir dar įdėsiu aš kepti smėlį, kad gaučiau stiklą. Dabar pavalgysim šitos skanios mėsos. Vištienos. Gerai. O, atsigeneruoja mano širdelės. Gerai. Taip, stiklas jau kepa. Čia va tai va padėsiu. Ką galima pasigaminti? Įdomaus. Krosnio 18 galiu. Nieko naudingo lyg ir negaliu pasigaminti. Gerai. Jo, nieko naudingo negaliu pasigaminti. Gerai. Nu, kaip mano smėlis. Dar du gabaliukai. Gerai. Aš manau, kad mano namų stogą galim padaryti iš laiptų. Gera būtų idėja. Gerai. Nu, paskutinis stiklo gabaliukas. Pasiemam lentų ir stiklą. Gerai. Padarom stiklą namuose dabar, kad galėtume žiūrėti pro langus. Vieną gabaliuką trūksta. Reikia pasirūpinti man valgyti, tai ten yra karvė, tai gerai. Gerai. O, dar odos gavom. Dabar man reikia pasiimti mūsų mėsą ir pavalgysim skaniai. Gerai, pavalgėm. Kur yra smėlio? Oho, čia urvas. Gerai. Kur yra smėlis? Ten yra smėlio kažkur. Čia pievas ir visko, čia lava. Gerai. Lavos aš manau, kad gal nereikia mums. Čia tokia įduba, dar vištų. Gerai. Eime toliau. Pasižiūrėsime, ką mes dar turime. Smėlis, gerai. Tik man nereikia smėlio. Gerai, pasiėmame smėlio daug. Gerai, dabar galim grįžti. Jeigu prisimenu, kur. Aš netoli nuėjau, tai prisiminsiu. Gerai. Taigi, eime atgal namo. Aš labai greitai šaukštu visą laiką. Va mano namai. Gerai, eime. Mums reikia... Tas kaimėtis vis dar ten yra. Va, aš namuose vien turiu ir čia vien. Gal aš vieną pasiimsiu šitą. Einam namo. Dėsim kepti stiklą. Gerai, o tuo metu aš turiu trumpam nueiti mūsų urvą, kur mes praeitą kartą radom geležies, nes ten aš mačiau anglies yra. Dabar aš padarysiu tokį praėjimą. Praėjimą štai čia, kad aš galėčiau iki anglies išsikasti. Čia ir vario pačio yra. Reikia daug anglies. Ką galima daryti su variu, aš net neįsivaizduoju. Gerai, lipam į viršų, jau bus iškeptas mūsų stiklas. Gerai, lipam. Čia vis rožinė.
kad atsirastų rožinė avis yra, jeigu neklystu, 0,5 procentų ir tai man įvyko. Palaukit, aš turiu idėją. Nori? Aš turėsiu rožinę avį pas save namuose. Gerai, ateik į vidų. Reikia, kad jį ateitų į vidų. Ne, man karvės nereikia. Reikia, kad karvė išeitų. Išeik iš karvė. Gerai, dabar ateik čia avelė. Ateik į vidų. O, man reikia duris išgriauti. Kad jį galėtų ateik. Ateik į vidų. Ateik į vidų. Na va, dabar jį vidui. Gerai, mes turim avį vidui, ji nepabėgs. Jo, ji nepabėgs. Taigi, mūsų stiklas jau paruoštas. Gerai, aš turiu per daug daiktų. Reikia pasigaminti greitai skrynę, kur aš galėčiau įdėti visus savo daiktus. Ne, aš taip padarysiu, įdėsiu pagaliuką, tada pasigaminsiu skrynės 2. 1, 2. Ką čia dar reikia? Aš išmesiu duris. Gerai, išmečiau duris. Ne, reikia išmesti ir nebepasiimti. O, gerai. Dabar pasigaminam greitai 2 skrynės. Eime į apačią. Gerai, taigi čia mes laikysime visokias uolienas. Čia bus varis, anglis, geležis dar turiu. Gerai. Dabar lipame viršų, pasigaminsime, jau naktis ateina, bet greit pasigaminsime, reikia pagaliukų. Dabar einam pasigaminsime batelius ir poros. Gerai. Einam miegoti. Gerai, ant mūsų stovi rožinė avis, labai nuostabu. Gerai, tokia graži. Gerai, eime į lauką. O ne, reikia uždaryti duris, kad ji nepabėgtų. Gerai, dabar reikia padaryti taip, kad taip. Reikia dar tvoros. Bet aš nebegaliu. Reikia daugiau medienos. Gerai, jame nusikirsim medį dar vieną. Ir mums reikėtų pavalgyti kažko. Gerai, aš tuoj nusikirsiu medį, aptversiu avį ir tada padarysiu mini fermą. Ir aš auginsiu maistą. Gerai, grįžtam atgal. Gerai. Tas kaimietis vis dar čia yra. Jis tikriausiai ir neišeis. Va, Ai, stiklas krosnį. Oi, ne. Aš nenoriu jos nužudyti netyčia. Darom medienos. Tada pagaliukų. Ir darom tvoros. Truputuką. Avelė atik čia. Ir šaunuolė.
Gerai. Dabar taip. Taip ir taip. Tik. Gerai, išgręstu tau duris. Tik čia. Na gerai. Dabar man reikia taip. Gerai, mes dabar turim avį. Pastatom tau duris. Ir aš manau, kad mes gal pasigaminkim. Reikia pagaliau. Pasigaminam medinį šitą. Ir tada padarysime mini fermą. Ta ferma bus... Mums reikia vandens. Kur yra vandens? Kaip mes turim geležies? Tik tai 2 gabaliukus. Gerai. Taigi, mes turime avį. Aš šitą maitinsiu. Palauk. O dabar širdutės. Kaip miela. Ir dabar žiūrėkite. Mes galime būti namuose ir žiūrėti pro langą avį. Gerai. Reikia pasiimti savo stiklą. Vietoj. Einam į apačią. O čia apačioje įdėsiu. Gerai. Lipame į viršų. Paimam stiklą. Ir dabar reikia pasiimti stiklą. Va. Gerai. Taigi šiame video mes pabaigėm savo namą, tik be stogo. Užtat galim žiūrėti šviečiančią saulę. Prisijaukinom labai retą rožinę avį, kuri dabar žiūri pro langą. Jeigu jums patiko video, spauskite like ir prenumeruoti. Su jumis buvau aš, Simas. Viso gero!